Sveiki, mano vardas Ričardas, esu nepriklausomas Zinzino partneris ir tai jau darau metai, 9 mėnesiai ir 13 dienų. Kažkas tokio. Ir man teko sudalyvauti Donato Briko mokymuose, kurios organizavo mūsų Zinzino atstovai. Ir ką aš pasiėmiau iš ten, yra įdomi istorija to klausimu. Aš visada turėjau baimę suklysti. Kritikos baimę. Labai giliai kažkur ten įsišaknyjusi. Ir kaip tik kalbėjau apie baimės ir apie emocijas, kaip mes jaučiamės. Ir seminaras buvo puikus jo. O kas vyko, kai aš išėjau iš ten? Visuomet norėjau savo kaimynus kavą pavaišinti. Tiesiog. Ir kaskart, kai aš užkildavau, pažiūrėdavau į tas duris, man pradėdavo ten kažkokie dalykai vykti. Ir taip vyko 2 mėnesiai, gal 3 ilgai vyko. Aš vis užkilau ir vis nepaspaudžiu to mygtuko. Po tų mokymų, tai vyko jau viskas vakaras, grįžau aš namo, atsiguliau, atsikėliau ryte, 10 ryto atėjau ir tiesiog paspaudžiau tą mygtuką. Rezultatas, kaimynų nebuvo namie. Nebuvo namie. Ir tai aš dariau, kartojau ir gal iš 6 karto, man jau buvo baisu. Gal kas ten, gal jų nėra, gal čia ženklas, kad visgi man nereikia ten pas juos eiti, kviesti juos tos kavos. Galų gale atidarė duris močiutė, mama jų greičiausiai sakė, jie Klaipėdoj buvo visą tą laiką, tas 2 savaitės, tai tu ateik pirmadienį. Ir tiesiog jie tave priims. Ir aš tai padariau ir man greičiausiai rytoj mes einame kavos su jais. Ir mintis labai prasta, mes patys labai galim sukurti daug scenarijų, kaip viskas blogai bus, kaip viskas ten nutiks, kaip ten jie mums nepasakys arba per galvą duos dar kažką iš namų. Tiesiog padaryti reikia tai. Tai ta žinutė, kurią aš supratau iš Briko mokymų, kad tiesiog ateini, just do it, kaip Nike sako. Tiesiog eini ir padarai. Ir tai mano pasitikėjimas savimi pakėlė tiesiog į kitą lygį. Ir jau dabar esu pasiruošęs ne tik tai iš vidaus, bet ir į išorę išspinduliuoti visą tą energiją, kurią aš pasiėmiau iš mokymų, iš to kažkas kiekvieną dieną darau. Mokausi ir tobulėju. Tai ačiū labai.